dažniau girdime terminą socialinis verslas. Jis pamažu skinasi kelią visuomenėje ir tampa madingu progresyviai mąstančių žmonių tarpe. Tačiau gatvėje paklausus, ką šis terminas reiškia, akivaizdu, kad žmonių supratimas skiriasi nuo tikrovės. Manau, kad praktika Lietuvoje parodo, kad iš tikrųjų šitas rytis, verslas rytis iš tikrųjų gyvena tik tai iš paramos. Ir žinoma, šitas verslas, jeigu jį galima verslu pavadinti, žinoma, visų pirma, remiasi tik tai iniciatyva, savame suprantama. Manau, kad taip, iš paramų tiksliai net nežinau, kas tai yra, bet greita tokia nuomonė, kad taip. Ir kodėl tai yra, tikriausiai, kad padėtų žmonėms, kurie negali patys užsidirbti, patys kažką sukurti, tai kažkaip bendra pagalba ir taip gaunasi tikriausiai. Jo iš paramų, nes jis kitaip negali egzistuoti. Manau, taip, o iš ko daugiau jam gyventi? Manau, kad taip, nes tai iš dalys taip, kaip paramos verslas, tai tik dėl to manau. Taip mano gatvėje sutikti žmonės, o kaip yra iš tikrųjų? Oi ne, tai už manęs matot ir ne, tokius pastatus, kurie pastatyti nors ir privataus verslo, konkrečiai 5 asmenų, įkūrėjai yra šitų erdvių, bet tai dabar veikia kaip socialinis verslas ir veikia be paramos. Mes patys iš savęs, ne, patys generuojam tas pajamas ir patys susidirbam, patys atlyginimam susidirbam, o tai, kas jau būna tuo pelnu, tai mes skiriam. Pavyzdžiui, atsivežti vaikus, kaip ir šiandien. Daug vaikų buvo, jie tiek pinigų negali savo užsimokėti, kiek verslo įmonės galbūt čia atvažiavusios, bet jie prisideda tiek, kiek gali, o kitą dalį mes prisidedam prie jų, kad jie galėtų irgi prasmingai praleisti laiką. Tai taip ir gyvenam, patys veikiam ir patys esam pavyzdžių, tokių kaip socialinio verslo. Su jumis buvo socialinio verslo mitų griovėjai. Laukite kitų serijų.